Nieko ypatingo. Gali su traukiniu autobusu už pusę kainos labai pigiai viskas yra, kaip tau 75. Viskas tokias lengvatos vadintas. O taip dingsta energijos labai daug. Labai daug dingsta energijos. Aš anksčiau stebėdavausi, kaip ten mano senelis, kaip jis taip lėtai viską daro. Galėtų taip energingiau, jam irgi maždaug mano amžiaus, kai aš buvau toks paauglys. Dabar, kai sulaukiau šito amžiaus, iš tikrųjų kažkur tai dingsta. Ir energija, ir ta kažkokios iniciatyvos pradedi trūkti, ir idėjų pradedi pritrūkti. Jau to išsikrovęs, panašiai kaip akumuliatorius, kad išsikrauna, reiškia, taip ir žmogaus organizmas. Bet svarbiausia, kad protas neišsikrautų. Daugiau viskas gerai, viskas normaliai. Toks daugiau filosofinis pasidaro gyvenimas, o ne anksčiau tai toks judėjimas, energija, viskas, o dabar daugiau judėjimas ir filosofija tokia. Toks dalykas yra. Tai štai kaip. Dabar aš pats jaučiu, reiškia, kad kažkur tai jau einam saulėlydis, vis vieną kartą ateis naktis, čia neišvengiama. Ir galvoju apie praeitą gyvenimą, ir ar prasmingai aš atrodo, kad prasmingai gyvenau. Aš vaikystėje svajojau, ką vaikystėje svajojau, tas ir išsipildė. Vadinasi, prasmingai buvo kažkas tai. Reiškia, aš visą laiką galvojau svajojo būti panašiu į Leonardą da Vinčį. Ir mane kažkas pavadino Leonardą. Taip netikėtai. Leonardas da Vinčius dailininkas ir mokslininkas ir visoks išradėjas. Tai aš ir darau tokius. Ypač dabar jau man pasidarė įdomu visokios naujovės, išradimai ir panašiai formos. Man jau tapybos nebeužtenka. Labai tapybos neužtenka praktiškai. Nors taip turėtų užtekti. Faktiškai tapyboje, kiek yra galimybių. Bet jau man nebeužtenka. Aš turiu prie objektų, prie asambliažų visokių naujų technikų ir panašiai. Man patiktų, kad aš būčiau aš geriau pasakysiu apie amžių. Kažkur tai apie 30 metų, pačiam Kristaus amžiuje, kada daug energijos, kada daug ir turint tas aplinkybės kaip dabar tiesiog kapitališkai geros aplinkybės, geros sąlygos kūrybai. Tada galima būtų, norėčiau taip. Kadangi jėgos, energijos, idėjų buvo pilna, bet tik tai nebuvo kur. Uždaryta, sakykime, mano svajonė visą laiką buvo kažkur užsienį tais laikais. Pavažinėti negalima buvo. Dabar, kai galima, buvau ir Vokietijoje, taip toliau. Čia anksčiau dar, 92-93 metais pavažinėdavom mes po užsienius. Taip, kad teko matyti tų ir klasikos, ir šiuolaikinio meno pavyzdžių pasaulinio lygio. Dabar dėja amžius toks, žinai, nebeišeina važinėti kažkaip tai. Ir toks pasidariau namisėda truputį, namisėda. Jau čia turbūt toks amžius, nieko nebadarysi, aš pats pagalvoju, kad esu jau toks. Jeigu tai žiūrėti, tai man labai patinka šitie toks Sezanas, sakykime, toks Polis Sezanas labai geras, mačiau, ir originalus. Iš išorės visiškai neefektingas, kai pasižiūri, peizažiukas, natiurmortas, bet koks gilus tas formų supratimas, kaip sukaupta viskas labai užtikrintai. Paskui patinka dar ekspresionistai, Munchas ypač, tas Norvegų atrodo, dailininkas, šauksmas, tas, kur susieina už galvos, labai. Iš lietuvių tai man labiausiai patinka tai Eidukevičius. Pranas dailininkas. Iš mūsų aplinkui, čia šiauliečių.
Jeigu imsime, tai amžinatilsis Vilkauskas, aukšto lygio. Mes gaila, kad nebėra, mes ateidavom pasižiūrėti, viens kitą pakonsultuoti. Labai. Daugiau šiauliečių. Ir tai, jeigu, tai Juknevičius, bet jis toks universalus labai, taip galėdavo, bet tokios, bet kaip menininkas tokios kietos pozicijos, tai Vilkauskas labai. Kiti tai geri dailininkai, nieko nepasakysim, blogo, bet matai, kai neturi pozicijos tokios kažkoks, tai žiūriu, o taip, ypač dabar padaugėjo, labai daug dabar, šiais laikais aš pastebiu, nueina, nebėra kaip anksčiau, kad būdavo asmenybė. O asmenybė kaip atsiranda? Pagal mane, aš dabar žiūriu, kaip kas vyksta. Kada atsiranda kliūtis, kada tau negalima kažkas, tau draudžiama, tai tu įgauni energijos, turi įveikti tą kliūtį ir kaip tik tai išryškėja. Kas neįveikia, tai tas nukrenta ir viskas. Menas ir žmogus yra skirtumas, kad yra, kur menas ir kur asmenybė yra. Jis gali būti labai piktas, labai pagiežingas, niekšas kažkoks, apgavikas, bet štai atsistoja prie drovės ir išskysta ir jo dūšia pasirodo. Taip. Šiuolaikinis menas yra antiek platus, antiek, kad aš nepasakysiu nei gero, nei blogo. Antiek jis bekraštis, beribis, kai kosmosas. Čia žinoma dabar turi daug reklamų, visokie dalykai tokie. Bet aš kaip augęs 20 amžiaus pabaigos menininkas, žmogus, nepratęs prie tų dalykų ir dabar aš nesistengiu pritapti čia prie tų reklamų visokių, ten darau savo darbą ir viskas. Ir man ramu ant dūšios. Jeigu aš čia pradėčiau šokinėti, kodėl apie mane neparašo, parodą padariau ir tylo. Taip, jubiliejai nebuvo taip. Jeigu pradėčiau šokinėti, tai čia būtų juokinga. Aš kai pasižiūriu parodose, reiškia, kas patraukia dėmesį visų pirma, taip, žiūrovų. Kuo didesnis formatas, kuo daugiau, reiškia, tam pripaišyta, didesnis formatas, efektas, išorinis efektas. Ne tai, kad padarai kokį nedičkį darbelį, įsigilini, bet į efektą, žiūrima į efektą. Aš turiu savo pajėgas, savo talentą ir viskas jau čia prieš, kaip man paskirta gyventi, taip ir gyvenu, gyvenčiau taip. Kaip aš net neįsivaizduoju. Žinoma, norėčiau būti kaip Leonardo da Vinci. Prancūzas yra lietuvis, žiemgalis, šiaulietis. Čia yra kaip tik, tai aš toks esu. O Leonardas buvo toks. Čia ir yra individualizmas didelis. Čia yra dalykas. Reiškia, aš toks, tu toks. Menas, kad žino, ar jis išgelbės pasaulį, aš abejoju. Menas yra žmogaus tik savyriškai, pats save išsireiškia ir viskas. Menas paskirtas ne tam, kad tą pakeisti gyvenimą ar kaip. Menas skirtas tam, kad žmogus būtų žmogum, o nesugyvulėtų, nesudaiktėtų, nesumaterialėtų, tiesiog būtų žmogum. Kelionė. Gyvenimas tai yra kelionė nuo taško A į tašką B. Kelionė prasideda, kai gimstame. Baigėsi kelionė patys žinoma kada. Čia mano mama. Va. Čia mama, čia tėvas. Žinatis. Prasme tai, ką darai,
ką darai, turi būti prasmė. Sąžinė tai išsipareigojimas prieš save tam tikrų savo nuostatų, prieš save. Jeigu neišduodi tų nuostatų, tai esi sąžiningas. Jeigu prieš save išduodi, tai esi nesąžiningas. Nu taip, sako, nesąžiningai elgesi. Nu, tai kad ne pagal taisyklės tam tikras. Ir viskas, tai čia vidiniai tokie dalykėliai. Dabar iš tų jaunųjų tai nebežinau. A iš senųjų sakau, čia Juchnevičius, Vilkauskas čia buvo, paskui Trušys, Vitolis. Nu, taip. Žodžiu, Šabakštėno kompanija. Taip. Pasiklausai per radiją, tai baisu.